Kaip keista. Praėjo metai. Man įveikus vėžį. Gyvenime būna tokios ekstremalios būsenos, kad ir badas, prievarta, ištroškęs žmogus, neturintis net lašo vandens. Tokia Afganistano palikę, reiškia, žydai siautėja, kaip NATO. Aš netgi turiu vieną tokio žydo, reiškia, feiką, kad žydus, reiškia, samdydavusi karius tam, kad bejėgės moteris vaikus išaudytų. Ar mes tikrai buvom priklausomi nuo Izraelio, būdami Sovietų sąjungoje? Tai atsakysiantys CŽV metraščiai. Matė tuos mano 20 metų skausmo. Nes manęs nekentė. Nes mane diskriminavo. Nes žydai troškė būti aukščiau už nemirtingą Rumunę, Anglę ar Daniją ar Lietuvę. Dievas yra kūrėjas. Dievas nėra, reiškia, toks, kokį įsivaizduoja vienas žmogus, kitas, kaip turi atrodyti jo Dievas. Ir visiems aiškinti, kaip turi atrodyti, reiškia, šitas visas Facebookas. Kitom kurvam įrodinėjant, kad čia jų vieta, reiškia. Man praėjus metam įsipildė daug dalykų, kuriuos aš svajojau, nes aš perlipau. Žydų neapykantą. Aš laimėjau. Aš laimėjau prieš žydų neapykantą. Kaip nuo vaikystės mane mokė gerbti ir mylėti žydus, apie juos tai gražiai kalbėti. O Dieve, kokį skausmą. Kokią savyje vergystę. Kaip kankinama vaikų kančia. Kaip aš išgyvenau. Matyt, yra daugiau nei žydų raudų siena. Matyt, dangus, ateinantis kiekvieną rytą. Alfa, bangas dažnius atnešantis saulė. Duoda galimybę žmogui pavalgyti saulės. Dangaus laisvės, sniego, lietaus. Kaip skaudžiai žydai mane kankino ir baudė, kol atėjęs supratimas. Mums svarbus mūsų artimieji, o ne efektyvios santuokos. Visom princesėm, o ne Lietuvos kekšėm, kurios apsimeta princesę atstovaujančios. Dėl Dievo meilės nustok vogti baltų kultūrą. Žydų ekstremistų tuščia skarbonkės, šitos visos tarškančios, duokit pinigų. Aš netikiu. Kad kuris nors kaltas buvo pranašas Izraeliui. Ar Jėzus buvo kaltas? Galvok, žmogau. Ar aklai nueisi į filosofiją, ar pažiūrėsi į filologiją. Šis pasaulis tvarus.
ir tąsus pasaulis. Fizika, metafizika, astrofizika. Tai yra dėsnis ant dėsnio ir ant dėsnio. O dėdis viename durniai.